Nu sveikas, Juliau. Bravo, Ką pamakaluosim šiandien? Makaluosim šiandien įdomiau. Į žiemos miego keliam Lamborghini ir Amdžiną, Mersiuką. Mersą varom į Kauną, Lambo lieka čia. Eisim žiūrėti, užsikursim, neužsikursim. Tai va, kaitinsim, žiūrėsim. Pavažinėt dėja su Lambo neišeina, nes aplink angarą yra pieva ir jinai po lietaus po sniegų yra labai, pliurzė. Tai su Lambu niekaip, Mersą šiaip taip įsivarysim. Tai saldainį gelton snapį paliksim kitiem epizodam. Parodysim tik tai, kaip groja. Tvarkelė? Darom. Dar atsiminiau. Be Lambo ir Ferraris gyra. Feras? Paliubom. Parodyk. O. Neti? O, nu... Ko ne Ferraris? Nežinau, ar čia Ferraris, žinau. Ferraris, raudonas. Jeigu raudonas, tai yra Ferraris. Nu kaip kitaip? Ferrari? Ferrari. Ferrari. Varom prie gelton snapio. O čia patogu, kieta ir malonu. Ką, kursim, ne? Ja, bandom. Pinelė. Laisvas bėgis. Oi, o, mulėtojų veikia, matai? Nenori pažiemosis čia. Bet užsikūrė? Charakterį rodo. Bet užsikūrė. Tos Italija su savo charakteriais, ne? Karšto temperamento mašinytė. Buliu. Apipsi, kas veikia? Tvarkelė. Atrodo į veidą paduoda. Nu va, gelton snapius prašildytas. Užsikūrė, ratai sukasi, bėgiai jungiasi. Viskas okei, tai galbūt, kad daug neįsiplės, bet parodysiu apie tą Lambo, kaip kas čia stovi, nes gale variklis. Tai nuo to ir pradedam. Čia yra rankinėlė. Opa, atsidarė. Jau gerą ženklą. Nu ką turim? O mes turim V10 atmosferinį variklį. Pakankamai smagus. Važiuoja. Aišku, gaila Lietuvoje nėra kur jo išnaudoti, kaip sakyti. Nu, kačerginė, bet tu irgi maksimumą neįspausi. Padangų reikia gerų ir gal biškai būtų gaila nusirašyti tokią, teisingai. Na jo, o kiek čia tų kilovatų? Čia yra lygiai 382, 382 kW. Jau yra. Jinai yra kvadrinė, 4 varomi. Ir tiek žinių, kieta aišku kaip velnias, nes kada mes su seneliu važiavom pirkti į Estiją, tai man teko garbė ją parsivaryti 440 gal kilometrų. Tai pirmas 100 kilometrų buvo, wow, ekstazija, žinai, Lambo, bum. Po 100 kilometrų aš norėjau eiti į Opelį, kur senelis važiavo iš galą. Nes nugarytę kerta viską, čia yra kartingas. Galingas kartingiukas. Žaislas toksai, sakykim. Nu dabar turbūt gal įdomu, kur čia, kaip čia, bagažinė šitoj mašinai, ne? Nes čia turėtų būti bagažinė. Nu tai aš jau kaip ir suprantu, kad prieki bus jo. Tai va, tai. Atsidarom bagažinę. Ir parodysiu vieną labai fainą italų bonusiuką. Kai turi lambuką. Tai yra įrankiukai. Kas per įrankiai čia? Čia apie tą bonusiuką ir šnekėjau. Pirštinės, matai. Normalinį. Na. Darbinės. Jo, čia kaip padanga keiti. Tu ratą, ne padanga. Padangas, normalus. Nu tai va. Štai čia yra didelė bagažinė. Galima įmontuoti dujas.
Tada važinėsim ekonomiškai. Va, kaip čia. Kompaktų dar, changeris. Jo. Nu čia tas 50 litrų balionas tilptų. Ne? Jo, tai va. Sekančiam epizodė dujas dėsim į Lambo, važinėsim pigiai. Jo. Nu, įdomumo dėlį, kiek realiai jis tam to kūro, va, tarkim, kai važiavot į... Oi, mes iš Estijos, kai grįžom, tai labai nedaug, kad nesumeluočiau, gal 12 įsirijo, nes mes daugiau 100, Trasai. nu, ta prasme, nu, jo, nes 6 bėgi, 100 važiuoji, to jau, kaip sakyt, pagal kietus. Ir tiek, nes, nu, senelis buvo su Opelius galo, tai jeigu aš būčiau pradėjęs sportuoti su tą mašiną, tai būčiau ir pizdako gerai gavęs. Kaip minimum. Savaitę į priekį būtų. Bet taip turi būti. Tai va, nu tai sakau, o jeigu ją važinėjant pilną koją, nežinau, dar neteko išnaudoti ir nėra kur, sakau. Į Kačerginės Nemuno žiedą, nu tikrai ne, nes gaila. Į kokį Nürburgringą Vokietijoje, ne pavyzdys, kur trasa didelė, tvarkinga trasa, tai, nu gal kažkada futūrė ant raliuko nusivažiuoti irgi ten nedraskyti, nu bet tiesiog, va, pamėginti tą mašiną. Paliksim intrigų į šitą. Jo, čia Ateičiai. intriga, nes įdomu labai būtų, bet sakau, mūsų keliam, tai vat kiek važinėjau, tai kadangi mūsų keliai tokie, tai tu su Lambo irgi va taip važiuoji, tai malonumo jokio, mašinos laužimas. Tai ką, apie gal ten snapį, gal tiek, bus vidosikų paskui, kaip pralėksim, kaip startuoja, kaip ką, kad būtų įdomiau žiūrėti. Čia mes kažnekam apie istorijas, čia pilni YouTube'ai, pilni Google'ai. Einam bandyti gal Mersiuką AMG pakurt. Irgi vargšiukas. Davai. Kartu su šitą, žinai, stovėjo, abudu jie čia. Žinau, gal vaikų pridarė, būtų įdomu, ne? O su Mersiuku gal ir išlyst biškį, kokį ratą prasukti išeitų? Ir ratą prasuksim, Ne? ir rūrą mes jam užmesim. Ir mes jį į Kauną, kaip sakiau, vežamės, nes jį reikia ruošti, jam dėsim išmetimo sklendę tokią, kad V8 jam žino atsiskleistų visi, žinai. Nes yra mano rudeninis projektas, aš jį susirinkau, bet dar yra daug niuansų, kurių reikia baigti. Tai jį vežu ir tiesiu savo projektėlį, tai vat bus toliau video. O šitas tai ką, apelsinas stovi, irgi reiks tepalus tą pakeis, bet žodžiu, AMG į Kauną. Aš taip Juliau žiūriu į tą tavo, kaip tu sakai, AMG-ną. AMG. OMG, tai man čia į 180 kompresorių labiau panašu. Jo, čia vien čia. Kaip tu dabar, nu aš paprastas žmogus iš šono, man tai čia, nu aš nepasakyčiau, kad AMG. Gale 2 dūslės irgi pagal ką atskirt, pavyzdžiui. AMG, tikra? Tikra, jo. Po kapotu, kas Po lyg. kapotu? Ir, nu, aišku, kas. Nu, ta prasme, AMG paketas, tai čia ir ant dizelio gali susidėti. Tai iš išorės būtent šitas modelis, W209 Mersiukas, aš vadinu Cielka, nes Cielka. Taip, iš išorės jo, ir dizelį galiu, ir 1.8 aš jį padaryti lygiai tokį patį. Nu, gerai, kas išduoda? Suportas, bet irgi dizelio tokio dydžio, diskas irgi ne faktas. Tai gal parodom, nuo ko faktas. Parodom. To tikro AMG, nu, tai atsidarai kapotą. Ogi ten. Čia vien čia šitas, blemba, sumaišiau. Papuoliai? Papuoliai. Nu va. Ir čia būna 8 cilindrų M113 legendinis mersinis motoriukas. Su kompresorium šitas? Ne, čia yra be kompresoriaus, kilovatų 285. Buvo jų ir su kompresoriu ir buvo jų 6.3. Tai čia dėja toks, bet šitam svoriui, nežinau, užtenka. Man tik sakau, ko trūksta asmeniškai garso to, žinai, 8. Tai būtent Mersas ir Audi ir Mersas mano skonių yra patys geriausi agresoriai. Tai šitam ką darysiu, kadangi šito modelio duslintuvas, nu, iš čia išeina 2 vamzdžiai, bet palei galą kažkodėl padaryta yra vienas. Jo, man tas ir taip keistai atrodo kažkaip. Tai ir vamzdis, jo, kaip pirkau sklendė 70 mm, žodžiu, 7 cemai. Tai va, tai įdėsim sklendukę kur nuo pultelio. Ir jeigu atsidarom pilnai, tada užsidarom ramiai, važiuojam ramiai. Tai va. Traukos očiai, velė, ratus
pilnai dėsi vidosiką per vairą, per slaptą meniu išjungiam visas sistemas, tai pamatysit, kas čia darysis. Su garsu, su šita jėgainė, man užtenka. Už tiek, kiek jisai, kaip sakyt, kas gavosi, Amerikonas, biškai buvo čiūčiut vos, sparniuko kampus. Apie kainas gal kažką galėtum? Jei ne... Sveiki, jie startuoja kažkas, jeigu tikrai sveikas, gyvas, šitas modelis nuo 10. Nuo 10, ne? Man atsistoja su remontais be mano darbo 7. Tai Neblogai? pasisekė. Jo. Motoras gyvas. Mašina irgi, vat kas labiausiai nustebino, kai tvarkiau, niekur neradau rudelės. Iš, kaip saky, šilto, to, žinai, krašto. Kalifornija? Ne, Kalifornija, kažkur ten gal kaiminystė, žinai. Bet kada jam buvo šakė išmušta, tai paim tokį Mersą lietuvišką, pavyzdžiui, ne? 2 metų žiemas matė, taigi nieko, neatsuks nei vieno varsto. O ten tik tai triokšt su pirštukais, viską, kai chirurgas. Tai nei vienos rudelės, ta prasme, tai čia yra wow, ir už tai žiemą su ponais lėktuvais, lambais kabėjo, kad negautų druskų ir būtų mašina saugota, nes mašina savo. Tai reikia saugoti, nes šitie modeliai nykstantis ir jie jau, jų kaina auga ir jų mažėja. Tai va, toks, einam ką. Kur gal čia nieko? Pakurt ir jeigu gaunas, gal biški pralėkt porą kadrų. Reiks kažką parodyti, Nu, reiks kažką. tvarkelė. Sugeba. Bet labai tylus, ne? Tai atsakau, jeigu stokinis išmetimas, tai važiuosi net nesuprasi, kad čia MG, jam reikia padaryti. Reikia sklendžių, reikia Tai va, sklendžių. vežam į Kauną, vežam pas vieną bičiuką į garažiuką, sklendį aš turiu nupirkęs. Bus Ok. labai gerai. Nu ką, važiuojam į Kauną, Mersiukas paruoštas, varom į Kauną, tęsiam darbus, viskas bus sekančiose serijose, kas būtent su šito modeliu. O jūs hebryte like, subscribe, comment, žodžiu viską, kas įmanoma YouTube. Jeigu patiko, ką pamatėt, bus lėktuvų, bus Lambo biški daugiau, kaip sakyt, veiksmo visko, tai laikinam, subscribinam, o mes tengiamės dėl jūsų prikurt gerų kontento vidijukų.